Netektis yra įvykis, kuris įvyksta. Mes prarandam kažką, kas mums yra labai svarbu. Tai gali būti artimas žmogus, gali būti namai, kuriuos kūrėm, galbūt gyvūnas. O gedėjimas yra procesas, kurio metu mes atsisveikinam, po truputį integruojam to žmogaus dalis ar patyrimą su tuo žmogumi gyvenimo istoriją ir prisitaikom prie naujos realybės, kad to žmogaus jau nėra šalia mūsų ir kad turim naują ir kitokią realybę. Gedėjimui nėra kažkokio tai aiškaus termino, kiek jisai trunka. Gali trukti 2 metus, gali trukti 10 metų. Bet jeigu kalbam apie tokį, komplikuotą gedėjimą, tai paprastai, jeigu per metus niekiek nepalengvėja ir žmogus negali niekaip sugrįžti į gyvenimą, į santykius, į darbinę veiklą, tai galim kalbėti apie komplikuotą gedėjimą, kada jau tikrai reikalinga, tokia platesnė, gal net specialistų pagalba.